Blogėjant gyvenimui vis daugėja žmonių norinčių gauti pašalpas. Bet nei vienas gavęs pašalpą nepagalvojo, jog reikės už tai atidirbti. Apie pašalpų gavėjus, kurie nuo šiol privalo dirbti viešuosius darbus, mums papasakojo Prienų miesto seniūnas Algimantas Matulevičius. Teko girdėti, kad į seniūniją ateina žmonės atidirbti viešuosius darbus. Kas juos čia siunčia ir kodėl? Į seniūniją ateina dirbti tai rajono savivaldybės socialinės paramos tarnybos siuntimu, kurie gauna iš šios skyriaus ir savivaldybės biudžeto pašalpas. Šiam laikotarpiui jau į seniūniją kreipėsi 52 asmenys ir kurie iki šios dienos jau atidirbė 1349 valandas. O nuo kada šita tvarka įsigaliojo ir kas ją įvedė? Tai visiškai neseniai įsigaliojo šį mėnesį. Šio mėnesio pradžioje tai yra rajono tarybos sprendimu, ir kuris patvirtino ir atidirbimą, ir visą atidirbimo mechanizmą. Kiekvienas gaunantis pašalpą privalo atidirbti 54 valandas per 3 mėnesius, 6 dienas į mėnesį ir po 3 valandas kasdien. Ar žmonės noriai vykdo jiems skirtus darbus? Kadangi atidirbimas už pašalpas yra naujovė ir yra tik pradžia, tai nelabai, ne visi geranoriškai sutarė, ne visi geranoriškai nori, kai kas net bando aiškinti, kad čia yra tik seniūnijos įsidirbinėjimas kažkoks, kitose rajonuose ar kažkur, tai ar kaimiškose seniūnijose iš vis tas nedaroma, pasirašoma iš karto, tačiau pasidomėjus ir kaimiškose seniūnijose tiek Birštone, tiek kitur, visur yra tvarka ta pati. Žmonėms tiesiog nėra įprasta tai tiesiog? Taip, aišku, buvo iš pradžių neįprasta, tačiau žmonės ir pradeda jau bent suprasti. Daugiausia ateina iš jaunimo pusės, niurzgėjimo, tokio niurnėjimo išgirsti, bet visi pažįsta mane, žino mano reikalavimus ir nėra atsisakysiu, dar kad aš nedirbsiu. Arba tiesiog gali neiti atidirbti. Yra mechanizmas, kad galima neiti visiškai dirbti. Ar žmonės pas jūs yra siunčiami vien tik tai iš socialinės paramos tarnybos? Ne, seniūnija vykdo 3 rūšių viešuosius darbus. Tai yra pirma rūšis, apie kurią jau kalbėjome, tai atidirbimas už pašalpas, kai siunčia socialinės paramos tarnyba. Ir yra taip pat seniūnija vykdo viešuosius darbus, kai atsiunčia iš darbo biržos, kurie stovi darbo biržoje eilėje, laukia darbo, tačiau jie yra pastoviai siunčiami į seniūniją atlikti viešuosius darbus, už kuriuos yra 50% mokamas atlyginimas iš darbo biržos fondo ir 50% iš savivaldybės biudžeto. Taip pat yra trečia rūšis, tai yra nemokami viešieji darbai vykdomi, kuriuos siunčia atlikti tai teismų sprendimu. Jie atvyksta gavę teismų sprendimą, tai yra dėl įvairių nusižengimų, administracinių baudų, už vairavimą išgėrus, už įvairius nusižengimus, už chuliganizmą ir teismas priteisė atidirbti atitinkamą valandų skaičių. Valandų skaičius siekia iki 400 valandų ir pas mus yra tokių jaunuolių, kurie atidirbinėja po 400 valandų nemokamai miesto labai. Kiek jūs žmonių sulaukite per mėnesį? Iš darbo biržos pastoviai dirba 2-3 žmonės ištisus metus, o šiaip iš policijos komisariato atsiunčia su teismo sprendimais apie 10 žmonių vidurkis į metus, ir maždaug turi atidirbti, skaitykim, 4000 valandų. Tačiau ne visi noriai dirba, kuriuos atsiunčia policija ir teismas, kai kas vengia dirbti, kai kas iš vis netvyksta dirbti, geriau eina sėdėti žemiau Prienų, ten ir maitina, ir šilta, ir šviesu, negeit rinkti šiukšlės ar kažkokį reikalingą darbą atlikti Prienus. Kokie yra tie viešieji darbai? Viešieji darbai įvairūs, pagrindė tai aplinkos tvarkymo darbai. Tai yra šiuo metu pagrindiniai darbai, tai yra šakų vežimas, lapų grebojimas, vasarą būda žolės šienavimas, medžių genėjimas. Kartais pasinaudojam, tai yra apšvietimo kabelių naujų paklojimas, yra ir audros padalinių likvidavimas, buvo panaudojami viešųjų darbų žmonės. Kai kas apsiima atlikti ir konkrečius darbus. Pavyzdžiui, praeitais metais mes atlikome labai darbą, kur tikrai ne iš biudžeto, ne iš kur negausi pinigų, tai Laisvės aikštės visa suoliukų renovacija. Jūsų nuomonė, ar žmonės nepiknaudžiavę jiems suteikta proga gauti pašalpą? Kai sunkmetis dabar yra žmonėms su darbais, su gyvenimo, su mokesčių dydžio, atrodo gal ir nepiknaudžiauja. Tačiau, kai pažįsti visus žmonės, tai matyti, kad
Tikrai kai kurie asmenys turi pajamų šaltinių nedarbinių, iš kitur uždirba ir kai kas ir pasinaudoja tą progą.